Rokiškio rajono specialistai griebėsi už galvų, neišmanydami, kaip kovoti su bebrais. Nuolat šių žvėrelių renčiamos užtvankos užlieja ne tik derlingiausius ūkininkų dirbamo žemės plotus, bet ir po vandeniu skandina milijonus ES lėšų. O kiek tokių grėvių, kur iš vis, kaip sakant, kur eina per pievas, kokias, ar ten miškus, ką supranta, tai nesiskundžia, gal ten valstybinė dar žemė yra, ką tai supranti, tai jau čia, kur jau prispaudžia bėdą, kad matom, kad mūsų melioracijos įrenginius jau veda iš rikiuotės, tada jau puolam tada jau pas medžioklius, davai darom kažką. Dar pernai kilusi grėsmė užtvenkti ir sugadinti pradėtą įgyvendinti ES finansuojamą Apaščios upės baseino projektą šiemet niekiek nesumažėjo, mat išvalytą upelį vėl okupavo bebrai. Bebrų populiacija nežmoniškai didėja rajone. Tikrai, kaip sakant, jeigu mes čia darėm ne vien tą europinį projektą, turim dar vieną Lailiūnų kadastrinį vietovį, Kriaunų kadastrinį vietovį, tai įsivaizduojat, kol įvykdo tą projektą, 3-4 kartus reikia toj pačioj vietoj naikinti, kaip sakant, šitą užtvankas. Šiuo metu bebrai pradeda aktyviai mokyti statybos darbų ir savo jauniklius. Medžiotojai raginami naikinti šiuos užtvankų statytojus teigia, jog jų gaudymas ir sudėtingas ir nepelningas. Jie sudėtinga yra medžioklė, yra eilė ten būdų, kaip juos pagauti, sakykime, bet niekas jų neįvertina, nei kailių nesuperka, kur yra. Iš tikrųjų gali būti rimta žaliava, sakykime, ir mėsa naudojama bebro. Ir šiuo metu, sakykime, kažkaip niekas taip nesidomi ir tokių žmonių, kad pasiaukotų, labai nėra. Prieš kokius 5 metus bebrų kailiais itin domėjosi supirkėjai iš rytų. Už vieną gerai nudirtą šio vandens žvėrelio odą mokėjo net iki 100 litų. Per metus Rokiškio rajone sumedžiojama per 500 šių žvėrelių, tačiau nuostolių išvengti nepavyksta. Nugriovus užtvanką netrukus jį vėl surenčiama. Rokiškio rajono specialistai sako, kad ūkininkai jau skaičiuoja patirtą žalą, kuri dėl užtvindytų laukų gali siekti nemenkas sumas. Per nieką eina darbas, įdėtos lėšos, kaip sakant, visgi žiotis va dabar, kur, kaip sakant, jau iki užtvankos, kaip sakant, jau jos greitai atsidurs po vandeniu, ir problema. O čia mūsų, kaip sakant, našiausi žemės yra čia, kaip sakant, šitą Apaščios upelį su priklausiniais, su tais greviais praeina pro 2 seniūnijas, Pandėlio ir Kazliškės seniūnijas. Tai va ir žemdirbiai tikrai keikia šitos visus dalykus. Medžiotojų ir žvejų draugija mato keletą būdų, kaip efektyviai kovoti su nevaldomai didėjančia bebrų populiacija. Pasak jų, tuo turėtų susirūpinti ir finansavimą skirti Aplinkos apsaugos ministerija arba už sumedžiotą statybininką numatyti premijas. Panašiai prieš 4 metus buvo pasielgę Kupiškio vadovai. Tarybos sprendimu už kiekvieną Kupos upėje pagautą bebrą mokėta po 60 litų. Reporterė Jurgita Kasperovičiūtė, Rokiškio rajonas.